Bičiuliai, šiandien aš jūs nustebinsiu. Reportažas jūs pripratę mane matyti statybo aikštelėje, purvinais drabužiais, su savo komanda. O šiandien kartu noriu pristatyti žmogų, kuris visai neįsipaišo į bendrą statybų peizažą. Tai yra Juozas, Woodline atstovas. Šį kartą jis aplankė mūsų objekte ir, ko gero, ne šiaip savo aplankėjai. Ne šiaip savo. Šiandien atsivežiau krūvą BFX tvirtinimo sistemos laikiklių. Šiandien apie tai ir pakalbėsim. Tai šios dienos tema? Būtent BFX-as. Kas tas BFX-as? Trumpai. Turim lentą kietmedžio, Woodline'as jomis prekiauja, yra BFX-o profilis ir lentos yra tvirtinamos tam tikrais laikikliais. Mes esam BFX-o ambasadoriai, tai yra belgų įmonės sukurta sistema, patentuota, būtent paslėpto tvirtinimo laikikliai. Ir šiandien mes aptarsim visus įvairiausius įmanomus jų turimo asortimento variantus ir trumpai pakalbėsim apie kiekvieną, nes žinau, kad ir šitam objekte tu būtent naudojai tuos pačius BFX-us. Jo, BFX. Šiaip jeigu kalbėt apie tvirtinimą, kietmedis ir tvirtinimas yra labai aktuali tema, nes tai yra praktiškai didžioji dalis sėkmės, kad ta terasa po daug eilės metų atrodys gražiai ir tvarkingai, nes patikimi būdai tvirtinimui yra du. Tai yra tiesiogiai, mes tvirtinam varžtu iš viršaus ir varžtas matosi ir tada viskas. Antras dalykas - BFX-as, tai yra paslėptas tvirtinimas, nes aš dirbu per savo praktiką tik tai su BFX-u ir iš viršaus ne vienos terasos nepadariau, nes visi nenori šiai dienai matyti tų varžtų ir plus BFX-as tai yra mano akimis viena iš patikimiausių sistemų, kas liečia kietmedžius. Pantrik man. Aš visiškai tau pritariu, aš lygiai taip pat dėl BFX-o jaučiuosi. Žinoma, 99% klientų nenori matyti varžtų, kaip čia matom, nori turėti paslėptą tvirtinimo sistemą, kažkur tie varžtukai užsislėpia, kažkur mazgai kažkokie ypatingi, kur nieko mes nematom. Tai šiaip BFX-as tą ir išsprendžia problemą. Tai lengva, greita, patikima tvirtinimo sistema ir trumpai praeisim pro tą... Bet BFX-as pirmiausia reikia pradėti nuo to, kad tai yra lenta su jau įpjova. Nėra taip, kad kvadratinė lenta ir daryk, ką nori. Taip. Prie to dar prieisim, nes tam yra ir freza specifinė, bet tu visiškai teisus. Ta prasme, turim lentą kietmedžio, jinai būna arba lygiai šonais, arba šiuo atveju jinai turi turėti specifinį profilį BFX-o. Tai taip jis vadinasi, BFX Classic, specifinis profilis, kuris išfrezuojamas ir tada įsistato tas būtent BFX One laikiklis. Tai čia iš principo, jeigu žmogus nori kietmedžio terasos, nenori varžtų matyti, nori patikimos sistemos, jis turi jau ieškoti lentos su BFX išfrezavimu. Yra variantų, žinoma, kai turim, tarkim, ir mes sandėlyje lygiai šonais tas lentas. Kaip čia šiuo atveju jo, tai mes labai paprastai tą išsprendžiam, turim ir frezą. Tai čia, sakau, prie to praeisim pro tą visą asortimentą, tai nuo to ir pradėkim turbūt BFX Black One'as. Kuo jis ypatingas, kas jis toks per vienas nerūdijančio plieno laikiklis, komplektuojasi dėžutėj su varžtais nerūdijančio plieno ir iš principo tai yra pagrindinis daiktas mums norint tą terasą susitvirtinti. Čia tarp kitko yra labai fainas dalykas, ką tu, Sauliau, esi rodęs savo video, aš norėčiau irgi visiems parodyti. Tai yra kažkur matyta terasa. Man atrodo, tu šitą pats esi matęs. Taip, čia yra statome jums įgyvendinta padaryta Red Kumar terasa. Super. Prieš kiek metų? Pandemijos pirmi metai. 2020-ieji. Nu va. Tai, kaip sakant, dirbam jau daug metų ir su ta pačia BFX-o sistema. Tai grįžtant prie laikiklio, kaip minėjom, pagrindinis dalykas tai yra lentos profilis. Turim BFX-o laikiklius. Mes įsistatom BFX-ą į profilį. Ir turim paslėptą tvirtinimo sistemą, per tą tarpą sukam. Pliusai. Žinoma, nematomas tvirtinimas, antras dalykas, automatiškai užduodamas tarpas. Lentos turi kvėpuoti, turi būti ventiliacija, tai kiekviena lenta standartiškai skaitosi tarp lentų, jeigu tarkim 145 pločio lenta, turi turėti 6-7 mm tarpą. BFX-as užduoda apie 6 mm. Nu, va čia, pavyzdžiui, mes montavom 7 suspaustus, nes mes dar kryžiuką denam, spaudžiam, nes vis tiek... Lentos, jeigu imat lentos ilgį, kraštai yra šiek tiek siauresni, vidus platesnis, nes krūvo jie džiūsta ne vienodai, o medis, džiūvęs medis, jo skersmuo skiriasi. Tai va, tą tarpą dar reikia pasireguliuoti. Jo, čia faktas, kad reikia įsivertinti, kad vis tiek natūrali mediena ar ne, tolerancija jinai turi nuo iki 3 kokių milimetrų per plotį, sakykime, visada to gali pasitaikyti. Natūrali mediena džiūsta, atvažiuoja ir 18% drėgnumo, kai kurios rūšys ir AD būna tos vadinamos atmosferinio džiovinimo, tai jos irgi turi savo ypatybę, labiau gal trauktis ir judėti, bet šitoj vietoj mums ką BFX-as padeda, tam judėjimui jis turi spiruoklinį efektą. Jis gana lankstus dalykas. Tai ką tai reiškia, mes kai susimontuojam su BFX-o sistema, lentos turi judėti.
Tai ne tik kad ventiliacija, bet tas laikiklis ne veltui yra nerūdijančio plieno, minkštesnis metalas, jis leidžia tai lentai judėti, plėstis ir nepabėgti ir neiššokti, kitaip tariant, iš tų laikiklių. Susiaurėjus jos storiui sumažėjus, kai susitraukia tas špuntas, tas spyruoklinis vis tiek laiko ar nepaleidžia. Taip, būtent. Tai va čia tas privalumas, susimontavom ir kitaip tariant amžiną. Nu, amžiną čia toks žodis, bet... Aš amžiną irgi dažnai naudoju šitą terminą, nes aš visada terasą lyginu vieno žmogaus gyvenimo cikle, gal taip pavadinkim. Ir jeigu kietmedžio klientas, koks amžius yra? 40+. Tai įsivaizduoju, o kiek medis prižiūrimas, kiek gali tarnauti? Nu ir 50+ metų. 50, tai jeigu tu sudėjai 40, tai greičiausiai iki 90 metų. Tai aš vieno žmogaus ribose nebijau tavo termino amžinas. Nu, iš mūsų pusės čia liūdnoji dalis, kadangi parduodami terasą kietmedžio ar ne, su BFIXO sistema, tikėtinai žinom, kad klientas nebegrįš, nebent statysis antrą terasą. Tai nu, tas dažniausiai ir būna, bet tokia realybė ir toks yra daiktas, tai yra investicija į, sakykime, ateitį ir ką tik žiūrėjau vieną vlogą apie prabangius laikrodžius. Sakė, prabangus laikrodis tai yra palikimas vaikam ir anūkam. Tai gera kietmedžio terasa palikimas. Tai va. Prabėgom pro BFIX Black One, tai yra tas, kaip minėjau, pagrindinis daiktas, toliau eina visi kiti dalykai, tai apie juos irgi... Noriu dar čia padaryti, nes daug kas senuose terasose matau didelį minusą, kad lentų sujungimas daromas ant vieno gulekšnio ir ar varžtais tvyria, ar vieno ir tada jie pabėga. Ir čia matau, BFIX'as dabar paleido platų. Visiškai, BFIX Connectas. Juodas laikiklis, standartiškai, kai turėdavom terasą ir turėdavom vieną tą laikikliuką standartinį, ką mes turėdavom daryti, dvigubinti karkasą. Lentos jungiasi ar ne, dvi, pasimkim pavyzdį, antrą. Ir tada dažniausia klaida, kaip pats minėjai, ar ne, deda su vienu tuo pačiu laikikliuku. Ką mes tada turim, labai bėda, sakykime, didelė, tai yra didelė tikimybė, kad iššoks, didelė tikimybė, kad kažkas bus blogai ir kad reikės persimontuoti ir viską persidaryti. Tai iš principo pagrindinis dalykas, ką tai išsprendžia, šitas laikiklis mums padeda nedvigubinti karkaso, ir turėti tvirtą sujungimą dviejų lentų. Šiaip asmeniškai aš tai darau, bet kokiu atveju, jeigu yra kietmedžio skersgalis, kietmedis aižėja su laiku, taip? Taip. Bet kokiu atveju pasidaro toks, tai yra sujungimas 20 cm antras gulekšnis, nesuaižėjus didelį tikimybę, kad kažkur mazgas atsipalaiduos, bet 2 tvirtinimo mazgai, 4 tvirtinimo taškai lentos galų, tai yra kur kas patikimiau ir tai yra kaip sakau garantas, kad laiko atžvilgiu neįsisukios, kas yra įda kietmedžio terasai. Taip. Tai iš principo, pasikartojant, nebedvigubinam karkaso, dedam metalinį laikiklį ilgesnį, per jungimą turim tvirtą sprendimą ir nesukam galvos. Toliau turim, prie šito prieisim, dar norėjau apie pradžias biškį pakalbėti, visos trasos prasideda ir pasibaigia kažkur, tai BFIX'as irgi turi pradžios tvirtinimo elementus, kaip ir visose terasose, tau turbūt pažįstamas dalykas, pirmai lentai pritvirtinti. Bet aš jo nenaudoju. Nenaudoju. O ką naudoji vietoje? Aš suprantu, kadangi meistras dirbantis su daug tiekėjų, tai prisitaikai kitų tiekėjų, nes esmė, kad aš kai mano didžioji dalis terasų yra iš aliuminio profilio, o čia matai, jis yra iš skersgalio. Taip. Arba pavyzdžiui, kai yra prie lango ten, tau reikia pradėti, tu neturi galimybės ir tau reikia kabliukų. Tai aš labiau mėgstu tą kabliuką. Principas, kad kabliuką įsidėjai ir tada jį įsimovė. Aišku, toks būdas, kai tau špunta iš apačios paleidžia, jis yra kur kas patikimesnis ir kad atsipalaiduos kažkas arba lenta pradės tą kabliuką kelt. Tvirčiau yra, tikrai tvirčiau, bet Lietuvos tos terasos tokios yra pakankamai komplikuotos dėl konfiguracijos. Rėminančios lentos, arti lango ir panašiai ir panašiai. Tai sunku jį, nėra galimybės priverščio taisyklingai. Mūsų atveju mes 90% terasų parduodam su kietmedžio karkasu, ne su aliuminiu. Tai mūsų atveju ir mūsų meistrai kiti, kurie daro, tai būtent naudoja tą BFIX, sakykime, start klipą ir ta prasme viskas kuo puikiausiai. Faktas, su aliuminiu turim ir tą, sakykime, atvirą dažniausiu atveju, turbūt galą, tuščią vidurį. Tai nelabai yra ko prisukti tenai. Tai va, taip, pradžiai, pabaigai, vienu žodžiu, tvirtinimo elementas. Dar kitas dalykas yra kaip papildomas daiktas, naujiena, sakykime, BFIX Airas. Ką jisai mums duoda, mums pakelia lentą nuo karkaso ir prideda, sakykime, ventiliacijos. Tai čia turim, sakykime, amžiną terasą, tai jinai dar tampa amžinesnė, kad ir kaip taip kvailai skambėtų, bet mums tas pakelimas iš principo išsprendžia tą drėgmės kaupimosi dalį. Dažnu atveju mes tikrai dedam lentą ant karkaso, dažnu atveju praleidžiam ir meistrai praleidžia juostą, sakykime, papildomas, kad... Aš irgi dėl akustikos dedu.
Kad Tai vienas dalykas nebarškėtų. dėl akustikos faktas, o šitas daiktas ir akustiką sprendžia, sakykime, ir jis sprendžia tai, kad nesikauptų drėgmė. Tai leidžia papildomai ventiliuoti. Prisideda, nes- aišku, keli milimetrai per aukštį, tą reiktų įsivertinti, nes būna, jeigu aukščio išgaudimas, tai bet iš principo eina su kiekvienu bafiksu, laikikliuku ir užsideda ant bet kurio. Ir tada turim tą papildomą ventiliaciją, kas mums dar priduoda ilgamžiškumo, jau ir taip ilgamžių daiktų. Nu, kaip sako, jeigu darai sąžiningai, tai tokie priedai savo duoda, nes tai yra, kaip sako, maža smulkmena į prevenciją, kad greičiau išdžiūtų, nes kietmedžis, nu vis tiek tai yra medis, kaip ten bebūtų. Taip. Tai turi visus padaryti. Gerai, dabar mes užsiminėm aliuminis ir šitie dalykai, tai varžtai dabar. Bfixas irgi turi visą gamą varžtų, kiek esu naudojęs, nes ypatingai svarbu varžtai. Čia nėra taip, kad kažkur galiu pataupyti. Tikrai ne. Ir pirmas dalykas, ką turbūt norėčiau paminėti, tai Bfixo Black One dėžutė. Dėžutėje komplektuojasi varžtai į medį, tai yra neržaveikiniai varžtai, nerudienčio plieno. Tai dėl ko ir sakau, mes 90% terasų darom į medį, ta prasme pas mus tai yra normali praktika, mes kažkaip mylim medį ir draugaujam su medžiu. Aliuminis mums toks kitas variantas, ne veltui woodline'as esame. Tai varžtai komplektuojasi dėžutė į medį, varžtais, kietmenį. Ir jų atsisakyti neina. Ir jų atsisakyti neina, jie įeina į dėžutę ir jeigu turim karkasą aliuminio, Tai perki papildomai varžtus dar. Papildomai varžtus, taip, kad ir kaip tai bebūtų. Pas mane jau kibiraitų stovi jūsų varžtų. Nu, toks gyvenimas. Reikia vieną terasą padaryti su kietmedžiu po apačią. Daug kvadratų reikės. Kvadratų turim. Šiai dienai 7000, tai jeigu atvažiuosi, tai surasim. Tai grįžtant prie varžtų, irgi nerudientis plienas, skirti aliuminiui, tai būtent tą ir turim, ar ne? Keičiam kietmedžio varžtus, pasiemam dėžutę aliuminio varžtukų, jie kitokie, turi savo savisregį, tau jie puikiai pažįstami ir lygiai taip pat mes juos prisisukam prie šiuo atveju aliuminio karkaso. Aš iš tiesų turiu vieną skaudžią istoriją, kai darėm ant stogo kietmedžio terasą, ten buvo paduko konkrečiai, ant aliuminio karkaso padarėm ir ant varžtų kažkaip dar tuo metu, čia prieš 6 metus galbūt, jie pakankamai brangus buvo ir po 3 dienų atvažiavau tą terasą filmuoti ir girdžiu, kaip šaudo kažkas, bum, bum, bum ir nesuprantu kas. Ir paskui eidama žiūriu, varžtų galvas buvo. Tai va ten buvo noras pataupyti, tiksliau iš nežinojimo, sako, nu koks skirtumas, nerudienčio plieno varžtas. Tai ten buvo per kietas nerudientis plienas ir nutraukė galvos. Tai mes tada pirkom Bfixus ir papildom išsukom tuos ir įdėjom šičia. Tai iš principo mano praktikoje tai yra tikrai pasiteisinęs variantas, kas liečia aliuminis karkasas ir kietmedžio lenta. Ir ekstremalioje aplinkoje, ten kur saulė, stogas ir panašus dalykai, nes jie yra tikrai labai minkštas nerudientis plienas, elastingas. Aišku, dirbti su juo yra tikrai sudėtinga, tu turi faktiškai prasigręžti kiekvieną skylutę, tada veržti, užveržti. Nu, jo. Juvelyrika, precizika. Juvelyrika, faktas, bet nu, turim ir, kaip sakant, juvelyrinį dirbinį, tai ir tą pačią IPS medieną, kaip pavyzdys. Nu, tai vis tiek yra specifinė mediena, tai jinai ir specifinio apdirbimo reikalauja, sakykime. Tai va, aliuminiui yra sprendimas, ką toliau turim iš kitų varžtų Bfixo sistemoje, tai yra aišku į metalą, cinkuotą, gali pragręžti, sakykime, čia bimetalas. Jo, 6 mm storio sienelę ir tada galim ten į cinkuotą kokį vamzdį tvirtinti ir panašiai. Tai čia toks būna variantas, galbūt vieta, kur galima pataupyti vietomis ant karkaso ir nedėta aliuminio, būna žmonės deda cinkuotą, mes to nerekomenduojam, bet tikrai to būna. Mano galva, žinot, cinkuotas, nu, pagal kainą jis labai panašiai kaip aliuminis dabar kainuoja, o savybės, barška, kietas, labiau varžtus trauko ir panašiai. Tai yra daugiau problemų sutaupęs. Taip, pritariu ir ta pati praktika, ta pati sako, ta prasme, geriau toje vietoje netaupyti arba rinktis kietmedį arba aliuminį. Kaip sakė vienas mano užsakovas, džiaugsmas sutaupius trunka trumpai. Labai geras pasakys. Ir paskutinis apie varžtus, šitas labai retai naudojamas, bet irgi yra kaip sprendimas, sakykime, turim atvejus, kai terasa neturi aukščio. Ir karkasui neturim, pavyzdžiui, nu, neturim to standartinio 42, sakykime, kad karkasinę lentą padėti arba aliuminio, nežinau, 40 ar 60. Tai 23. Žemiausia 23. Tai va 23 čia turim šitą 19. Tai viena terasa yra su 23. 23. Nu tai va, čia yra 19 varžtukas. Į nerudientį plieną. Nerudientį į kietmedį. Taip, į kietmedį. Tai jis būtent tinka tam ir būtent yra jo privalumas, kad jis trumpas. Tai mums sprendžia tą problemą, kad mes turim, sakykime, tą ilgą į standartinį varžtą ar ne, dvigubai ilgesnį. Tai šiuo atveju mes laimim ir galim
karkasą turėti kiek įmanoma žemesnį ir turėti Bafixo sistemą. Ja. Tai va, toliau. Dar vienas dalykas, jau buvau ištraukęs, bet dar kartą parodysiu, tai yra freza. Ar ne? Tikrai turim atvejų ir kiekvienam objekte, kai ypatingai... Šitam objekte, pavyzdžiui, man reikėjo sveiklom lentom sueiti į taką. Mes pradėjom nuo lango ir tada žygiuojam tenais ir mums reikėjo 4-5 lentas siaurinti po 4-5 mm, kad nebūtų vizualiai man. Tai va freza mums padėjo spręsti. Susisiaurinti lentą, užfrezuoju ir jinai visiškai nesiskiria. Aišku, darbo daug, papildomo daug, freza irgi ko gero toks pakankamai nepigus malonumas, bet pro lygyje tau tie sprendimai, tu turi padaryti, kitaip nebus. Jo, tai čia būtent tą ir sprendžia, sakykime, ir gali tą rankinį aparatą, sakykime, prisitvirtinti, arba galima net ir daugiau tų lentų ant kažkokių staklių pasidaryti ir išsifrezuoti. Tai mes tą sandėlį turim, palaikom ir meistram, kurie užsiema juvelyriką, sakykime, ir nebūtinai tiesiog daro kietmedžio terasas ir bando rasti tą geriausią sprendimą užbaigimui, ten, kaip pas jūs šiuo atveju, susiaurėjimui. Pavyzdžiui, jeigu nusipirkti, 50 kvadratinių lentų ir paskui reikėtų šitą frezą frezuoti, įvertinus meistro laiką ir visus kitus dalykus, kur kas pigiau bus iškart pirkti šitą. Čia tik tai davedimus gali kažkokius privedimus. Tikrai taip. Aišku, galima nusipirkti frezą, pasiimti termopušies lentas ir turėti Bafixo sistemą ant termopušies lentų. Jeigu norisi, tikrai tas galima. Tai išsprendžia tą frezą būtent. Tai va. Frezą turėjom, dar keletą dalykų iš Bafixo parodymui revizinė panelė. Nežinau, kiek dažnai susiduri pats terasose, čia daugiau prie baseinų. Praktiškai pas mane visose terasose yra revizija, nes pavyzdžiui, tu turėk apšvietimą, nes stoginė terasa, reiškia stoginis apšvietimas, terasos apšvietimas, aplinkos apšvietimas. Kur tą dėt? Jeigu nenumatytas statybos etape, reiškia po terasa, revizinis liukas, baseinas, revizinis liukas, laistymo sistemos, reviziniai liukai, tai reviziniai praktiškai kiekvienoje terasoje yra. Jo, tai čia šiuo atveju irgi Bafixo sprendimas, sakykime, tai yra standartinis variantas, pritaikytas Bafix profilio lentom, tai yra būtent tam profiliui, būtent visiems laikikliam ir jis būtent, išsipjaunam vietą terasoje, susidedam per 2 lentų plotį 2 lentutes, kurios galėtų išsimti. Tai aišku, standartinis čia dydis, jis kažkiek tai reguliuojasi, bet čia toks paruoštukas, mažesnis toks. 29 iš 33 matau. Mano žiniom, dažniausiai turbūt meistrai vis tiek, čia jau juvelyrika. Reviziniai liukai yra specifinis dalykas. Šitą galima naudoti standartiškai, bet vis tiek, manau, didžioji dauguma meistrų savai pasidaro tą dalyką. Virinam aliuminį. Jo, tai čia toks, bet tikrai yra sprendimas ir standartinis toksai, kurį galima kažkiek pasireguliuoti. Nes, pavyzdžiui, iš kietmedžio darant karkasą, tokius nedėlėm per laiką išbrinksta ir įsivaikšta. Tai revizijos yra bėda per laiką. Manau, kad šitas nerūdienčio plieno gaminys tikrai, kas nevirina, kas su aliuminiu nedirba, tikrai yra geras sprendimas. Jo, nes jie labiausiai ir jautrus būna, mes vis tiek matom toj terasoje 2 lentutes kažkokias kitokias, nes jos išsiema, tai iš principo jos ir turi nejudėti, neišsikelt, neišsikraipyti, tai šitas daiktas dėl nerūdienčio plieno turėtų tikrai padėti. Ir paskutinis daiktas, kurį irgi norėčiau pristatyti, naujiena, tai yra LED monochrominis šiuo atveju šviestuvas, tai yra būtent irgi su Bafixo profiliu apšvietimui skirtas daiktas. Tai mes jį galim integruoti į kiekvieną Bafixo terasą. Tai kitaip tariant, lygiai tas pats, ką rodžiau su lentute, ištrauksiu šitą. Kaip lentos gabalas. Jo, visiškai kaip lentos gabalas ir mes tada galim gražius užbaigimus pasidaryti su šita visa sistema. Ir tada turim labai gražų apšvietimą. Gali būti monochrominis, tai yra paprastas, sakykime, balta šviesa, arba gali būti tas RGB, tai spalvota. Irgi viskas reguliuojama, gali susijungti per ilgį dėl pjaustymo, nežinau, manęs paklausė, iš tikrųjų šitą pasidomėsiu, bet čia, kaip sakant, iš praktikos gyveni ir mokaisi ir sužinai tokius dalykus. Ir aišku, reikia kažkiek elektrikos žinių. Jo, faktiškai, nes terasa ir apšvietimas, tai šiai dienai yra neatsiejami. O, Sauliau, iš tavo praktikos, vis tiek terasas darai ne vieną, kaip yra su apšvietimu? Tai yra elektriko darbas, daugiau atskiro, ar ta prasme, meistras toks, kaip tu sprendi tą klausimą? Yra tam tikri niuansai. Elektrikai gali gerai sulituoti, gali sudėti visą kitą, bet kai prasideda LED profilio integravimas į terasą, ten yra apdaila. Ir pavyzdžiui, mes turim partnerius elektrikus, kurie daro šitos dalykus, bet apdaila, profilių sufrezavimus, prie sudėjimo darome mes, nes esu kelis kartus palikęs ir supratau, kad elektrikas tai nėra apdailininkas. Negali žmogaus reikalauti. Nu jo.
Nu jo, aš pritariu. Tai čia toks tandeminis darbas. Mes padarom apdailą, gražiai suintegruojam, o jie kas išsėmė, sudėjo laidukus, valdymas, dimeriavimas, valdymo mygtukai, ten jau elektra. Tai va tokia mano praktika. Supratau. Nu tai, mūsų atveju, ledas ar ne, kuo puikiausiai su reviziniu liuku turėtų irgi kažkurioje vietoje galbūt draugauti, kur mes galim paslėpti šitą, nors turbūt dažniausiai kažkur šone jis pasislėps ir pasidės va tas būtent... kaip jis vadinasi, jis man. Trafas, transformatorius. Tai va, tai prabėgom pro visą tą asortimentą, mes su šitą sistemą turbūt daugiau negu 10 metų dirbam, mes jų ambasadoriai, mums labai patinka Bafixas ir tikrai juo pasitikim, padarė belė kiek terasų ir su tavimi esame ne vieną padarę. Ką tu šiaip gali pats iš savo patirties pasakyti apie šitą sistemą? Mano pirmoji terasa padaryta 19 ar 18 metais su Bafixais, tai irgi 8 metai. Bet esu vieną girdėjęs skaudžią istoriją, kad pavasarį sumontavo Kumarų terasą ir sako, vasaros pabaigoje jinai tiek barškėjo, kad reikėjo perrinkti. Tai va čia irgi tokių skaudžių istorijų yra, bet ko gero tu irgi esi girdėjęs, bet čia aš manau, kad yra logiškas paaiškinimas, kodėl tai įvyko ir ten negalima kaltinti Bafixo, kad bloga sistema. Nu, dažniausiai, ir pats esu susidūręs tikrai su Bafixo sistema, ar negaunam iš klientų atsiliepimą, sako, ten, nežinau, lentos galas pakilo, turim pakilimą, ar ne. Ir sako, čia Bafixas, čia tvirtinimo elementas, kažkas blogai, važiuoji į tą objektą, pasižiūri, kad ten karkasas netoks. Kažkokia pigesnė mediena sudėta ir kitas dalykas paliktas atstumas nuo galo ir tas Bafixas, sakykime, ten, nežinau, 20 cm ir kabo ta lenta ore. Nu tai faktas, kad jinai pakils. Tiesiog neteisingas sumontavimas. Jo, nes aš irgi kiek gaunu nusiskundimo laiškų, kad kažkas negerai, problema, tai faktiškai toks 90% tai yra montavimo klaidos. Šičia, kai Kumarų atkilo, Kumarų iš principo yra ta mediena, kuri labiausia nuo drėgmės ir karščio traukiasi, plečiasi, ten man atrodo 9% net yra tas skersinis jo plėtimasi. Plus, aš dėl ko su aliuminiu karkasu dirbu, nes labai dažnai karkaso naudojama pigesnį kietmenį, taip pavadinkim, kurio stabilumas yra labai dažnai abejotinas ir kas gaunasi. Lenta susitraukia, karkasai susitraukia ir tas jau neužtenka spyruokliavimo ir tada paleidžia. Tai čia tiesiog gal nesusipažinant su kietmedžio specifika, montuojant kaip paprastą pušį, tu neįvertini šių dalykų ir tada prasideda tokios klaidos. Tai kietmedis ir pušis, ne vienas ir tas pats. Tikrai taip. Tai net ir kietmedis su kietmedžiu tam tikrais atvejais irgi skirtingi dalykai, o mes su karkasu užsiminė, ar ne, kietmedžio. Tai mes ir kadangi ir užsipirkinėjom ir parduodam tą medieną, tai esam irgi susidūrę, atsivežėm, sakykime, 2-3 ilgamžiškumo klasės, tai neprastas kietmedis, pikuoja, sakykime. Rūšis, braziliška, viskas tvarkoj. Bet prastesnė ta ilgamžiškumo klasė. Ir susidūrėm su problema, iš tikrųjų. Ta prasme, buvo kažkokie tai niuansai, kur ar ten daugiau kraiposi, ar daugiau juda, brinksta, kas nepadeda visai terasai. Tai ką, patirtis parodė, okei, šitos rūšies mums netinka. Mes turim turėti tik tai pirmos ilgamžiškumo klasės medieną karkasų. Ir tada mes išsisprendžiam tą problemą, atsirenkam, sakykime, specifinę rūšį ir tada pastoviai ją palaikom ir nebematom problemos. Tai čia man atrodo irgi šitą jūsų pikuje esu čiupinėjęs vienam objektą, dėjęs ant nerūdėjančio plieno karkaso. Buvo nerūdėjantis plieno karkasas ir antrinis laikantysis tas kietmedis. Ir mes žiemą sumontavom karkasą, pavasarį, birželio mėnesį atvažiavom lentų montuoti ir visas karkasas barška. Yra susitraukę tas, o ant varžtų ir viskas barška. Tai nuo to laiko tik tai aliuminį darau. Tu tai pasimokė, mes pasimokėm kitaip. Kita, sakykime, mediena ir tada, aišku, visokie priedai. Tai ir tas pats grįžtant Bafixeras galėtų išspręsti tą barškėjimo galbūt problemą, nors šitas barškėjimas toks, jeigu viską teisingai susimontuoji, pasidarai ir medžiagas teisingas pasirenki, tai kaip ir neturėsi problemų. Aš irgi sakau, terasos planavimas tai yra jos funkcionalumas geras pasirinkimas. Padarysi per mažą terasą, nesidžiaugsi. Medžiagų suderinamumas, kažką sugalvosi sutaupyti, tikrai ilgai nesidžiaugsi. Va čia ir yra pati pradžia, viskas prasideda nuo pradžios. O meistras tai yra trečia ir tai ne pagrindinė ta dedamoji. Meistro kaip staliaus, gal sakyčiau, įgūdžiai labiau groja kompetencijos, tai yra tos specifikos išmanymas, negu ten kažkokia juvelyrika. Nes padarius juvelyriką blogai suderinus medžiagas, neatsižvelgiant tam tikrus niuansus, irgi tas grožis greitai pabyra. Tai tai ką, ačiū Juozai, kad mane išgelbėjai nuo darbo dienos.
Sako, tai va, apie BFX tai iš principo jo, tai yra tas gaminys, kuris irgi mane jau daug metų lydi ir tikiu, kad ir jums, renkantis terasą kietmedį, galvojant apie tam tikrus sprendimus, šitas video jums padės apsispręsti. Ačiū labai. Ačiū tau.